Labas. Mes visi sustojome ratu ir žaidžiame kartu su kitais vaikais. Rato viduryje mūsų mėgstamiausi žaisliukai, su kuriais mes žaidžiame darželyje. Kviečiame visus pažaisti su mumis kartu. Labas, Kalėdų seneli. Kaip gyvenate? Kaip sekasi ruoštis Kalėdoms? Aš tavęs labai laukiu. Svajoju, kaip po eglute rasiu dovanų, kurių noriu gauti, lėlės ir nagų lako. Buvau šiais metais labai gera. Ir dabar padedu mamytei kepti pyragus, tvarkytis namuose. Auklėtai ir Virginijai nupiešiau piešinius ir padovanojau joms. Labai būčiau laiminga, jei nepamirštum į savo stebuklingą maišą įsidėti ir mano dovanas ir nepamirštum palikti jas po eglute, o aš atsikėlusi jas raščiau. Labas, Rusne, piešiu tau laišką, nes noriu pasakyti, kad mes važiuosime į kaimą ir aš tave aplankysiu. Atsivešiu savo dviratį ir vėl mes kartu važiuosime prie prūdo, kur gaudysim žuvis. Tik užsidėk to apsaugas, kad jeigu nupultum, tai nesusižeistum. Ate! Sveiki, liepaitės vaikučiai. Mes esame strazdeliai iš Gandriuko darželio. Mes esame jau dideli, mums 4-5 metai. Mes turime žaislų, stalą, mašinų, kaladėlių, didelį namelį, daug knygų, dėlionių, paveikslų. Namelyje mes žaidžiame namais, katinėliais ir šuniukais. Namelis yra medžio spalvos ir 2 aukštų. Jis turi laiptus ir net 6 langus. Mūsų namelis yra apklijuotas medžio lapeliais. Kai ateiname ryte, mes pasisveikiname ir mūsų tinka auklėtojos. Tada nusirengiame ir einame plautis rankyčių. O kai nusiplauname rankytes, mums atneša valgyti. Kai pavalgom, einam valytis dantukų, o tada žaisti. Pažaidę, mes einame į ryto ratą. Čia kalbamės, dainuojam daineles, sakom eilėraščius, tada einame vėl žaisti. Mergaitės mėgsta su barbėmis, berniukai su mašinomis ir visur eidami nešame savo ženkliukus. Kur pažaidėm, einam prie kitų žaislų ir ten mes pasikabiname juos. Kai kurie eina lipdyti, su lego žaisti arba namus statyti. Na, o po to keliaujame į lauką sportuoti. Atėję po lauko, nusiplaunam rankeles ir einam miegoti. Kai miegam, mums skaito pasaką. O kai atsikeliam ir pavalgom, tada ateina mūsų tėveliai ir baigėsi mūsų darželio diena. Mums patinka grįžti į darželį. O kokia jūsų diena? Ar jūs sportuojate? Ką jūs veikiat? Ar žaidžiat? Ar dar kažką darot? Gal ir jūs mėgstat žaisti su lėlėm? Mes lauksim jūsų laiško. Ate, ate! Labas, Migle. Kada grįši į Lietuvą? Aš tavęs pasiilgau ir noriu su tavim žaisti. Jau išmokau skaityti ir rašyti. Ką parašau telefone, išjungiu, pagalvoju ir nusirašau. Buvau su draugė išvažiavusi gimnastiką, mokėmės sukti lanką ir jį išlaikyti. Ate, linkiu, kad visada mane mylėtum ir niekada nesirgtum. Paulina. Labas. Mes nežinome, kieno rankose šis laiškas, tačiau vis tiek kalbiname. Mūsų daug, todėl mes tarime labai ilgą labas. Susipažinkime. Mes gyvename Marijampolėje. Lankome vaikų darželį Linelis, zuikučių grupę. Mūsų daug, net 20. Kasdien ryto rato metu džiaugiamės, kad galime vieni kitus matyti, apkabinti, pasidžiaugti. Šiandien nutarėme nupiešti kolektyvinį piešinį – akį. Žinai kodėl? O todėl, kad visi jas turime ir tu jas turi. Be jų negalėtum skaityti mūsų laiško. Tai nuostabu. Akimis kasdien galime matyti žemę, dangų, saulę, debesis, mėnulį, mamą, tėtį, brolį. Štai kiek jūs pamato Linelio vaikučiai. Auklėtė mus moko būti draugiškais, gerbti vieni kitus. Mes pažadėjom būti geri ir būsime. Juk artėja Kalėdos. Kasdien pro langelį mūsų akutės ieško Kalėdų senelio, nykštukų, snieguolių, kurie greitai aplankys ir mus, ir jūs. Atsisveikinam ir linkim gražių švenčių. Mielas Kalėdų seneli, aš noriu pasakyti, kad tu esi labai geras, nes visiems neši labai gražias dovanas. Tu skrendi su savo geraisiais elniais ir aplankai visus gerus vaikus ir padovanoja jiems, o jie tavęs prašo. Man labai patinka tavo Kalėdų senelių rogės,
tokios žalios ir geltonos. Dar noriu tau papasakoti apie save. Aš labai gražiai piešiu darželyje, moku daug eilėraščių, man patinka žaisti krepšinį ir futbolą. Kalėdų seneli, man įdomu, kaip tu susiradai tiek daug draugų, padėjėjų nykštukų. Dar noriu paklausti, iš kur jūs gaunat maisto, nes šiaurėje nėra parduotuvių. O kaip jūsų elniams pavyksta skristi sningant? Kalėdų seneli, linkiu, kad būtum sveikas šiaurėje, nes ten daug ledo kalnų ir labai šalta. Noriu paprašyti, kad jūsų nykštukai man pagamintų piratų žiūroną. Jūsų draugas Linas. Mielos spalvos, mes džiaugiamės, kad jūs ramios miegate dėžutėse, buteliukuose, o atėjus kūrybinių idėjų metui įsitaisote spalvų paletėje ar imate šokti darnų šokį su pirštukais. Jūs visos tokios gražios ir reikalingos. Žalioji spalva, tu nudažai žolytę ir medžių lapelius, ir akutės džiaugiasi, širdelė nusiramina. Juodoji, be tavęs žemės spalvos, neaugtų nei medis, nei žolė, o ir nakties nebūtų, niekas negalėtų pailsėti. Mėlynoji, kas nudažytų vandenėlį, kur žuvytė gyventų, jeigu nenupieštum jūros, o kur paukštis skristų, kaip surastų dangaus mėlynę. O mums lietutis nebaisus, nes spalvotas skėtis saugo mus nuo lašiukų. Raudonoji, kaip nupieštume širdeles mamytėms be tavęs, kaip parodytume, kad jas labai mylime. Geltonoji, tu gali vadinti spalvų karalienę, juk tavimi mes spalviname saulę, o be saulės nebūtų nei žolės, nei gėlės, nei medžio, nei paukščio, nei mūsų. O paslaptingoji baltoji, šalta tu, bet tokia tyra, kaip be tavęs nupieštume ramunę, lelyją, baltą miškiuką ir gležną pakalnutę žiedą, ir sniegą, apšarmojusi langą, besmegenį su kiauru kibiru ant galvos ir snaigę. Labai tokią gražią, lengvą, šokančią, skambantiliai kalėdų giesmei. Keliauk į paletę ir piešk snaiges, mes jau labai laukiame kalėdų. Drugelių grupė. Laba diena, spygliuotasis ežiuk. Mes, Lopšelio darželio žvaigždutė, Drugelių grupės vaikai iš Panevėžio miesto, tau rašom laišką ir norim padovanoti patalėlį užsikloti, kad žiemą tu nesušaltum. Paėmėm po klevo lapą, jį puošėm įvairiom guašo spalvom ir prispaudėm ant didelio balto popieriaus lapo. Nuo tokio didelio, kad ant stalo netilpo. Dirbom labai susikaupę, gana ilgai, bet mums patiko, tikrai nepavargom. Auklėtoja tuomet iš popieriaus iškirpo ir suklijavo tave, tokį rudą, spygliuotą, surėstų snukučiu ir akite. Mums gražu, o tau? Mes kasdien einame į lauką, kad augtume sveiki ir matom, kiek daug geltonų lapų prikrito. Ką su jais daryti? Ateis ir kiemsargis ir sugriebs visus, sukiši maišus. Ir nebėra rudens aukso. Todėl nutarėm tau, ežiuk, padovanoti visą rudens grožį, kad ilgai tu mus prisimintum, kad žiemą sapnuodamas matytum visą lapų margumyną, kiek geltonų lapų, kiek aukso, bet visos rudens grožio ant lapo juk nesuneši. Gero tau gyvenimo, saldaus miegelio ir malonių sapnelių žiemą. Susitiksime pavasarį. Tavo draugai iš Drugelių grupės. Jūras piešdama šį piešinį pasakoja. Kai visi geri vaikučiai miega, stebuklingas kalėdų senelis lanko visus namučius ir vaikučiams kuria tikrą stebuklą, dovanodamas dovanėles, kurias vaikams atneša tada, kai jie miega. Senelis ateina į namus ir padeda dovanas po kalėdų eglute. Į šią nuostabią kelionę stebuklingą senelį lydi jo nuostabūs pagalbininkai elniai ir nykštukai. Tačiau šį kartą kalėdų senelis turi dar vieną pagalbininką, tai yra milžinas. Jis padeda tada, kai senelio nykštukai pavargsta. Milžinas padeda kalėdų seneliui ir jo nykštukams. Stebuklingas kalėdinių švieselių namelis, kuriame pilna įvairiausių stebuklėlių, taip kalba Liepa, kuri taip pat piešia šį piešinį. Šiame nuostabiame namelyje, kuriame yra daug įvairiausių švieselių ir linksmos muzikos, garsų vaikučių nėra. Jie laukia dovanų ir stebuklų, pasislėpia, kad kalėdų senelis jų nepamatytų. Todėl kalėdų senelis gali ramiai padėti dovanas, jo vaikučiai nepastebės. Šiame linksmame švieselių namelyje papuošta eglutė, po kuria kalėdų senelis palieka vaikučiams dovanas.
Grįžę vaikai bus labai laimingi, kai ras po eglute tiek daug nuostabių dovanėlių. Vaikučiai piešinuką piešia su džiugia, linksma nuotaika ir labai laukia nuostabių metų švenčių, vis garsiai pasvajodami. Mus taip pat aplankys nuostabusis Kalėdų senelis ir jo puikūs pagalbininkai elniai. Aišku, kartu su savo milžinu. Laukiam Kalėdų labai, nutarėm norus jums surašyti, piešėme, tapėme, lipdėme, statėme norus visus. Nors mums tik metukai 4, mūsų grupė nykštukų vardu, tikimės mus rasti visai nesunku. Visi mes laukiam Kalėdų senelio, o ypač jo dovanų maišelio. Norim jums parašyti ir senelio meiliai paprašyti. Mes piešėme savo norus ant popieriaus lapo, o auklėtojos Gražina ir Regina viską užrašė. Piešėme ir rašėme kūrybingai labai, kad senelis surastų mus visus tikrai. Mielas seneli, surask nykštukus ir perskaityk jų kalbančius laiškus visus. Vieni mes norime mašinų didelių, kiti barbių stebuklingų, nerealių. Norime puoštis karolių ledinių, o apyrankių net sidabrinių. Norime burtų lazdelių stebuklingų, kurioms pamojavus visi norai pildos. Nors mūsų norai ir dideli, bet mes, vaikučiai, fantazijos pilni. Eilėraščius mes deklamuojame, kuriame pasakas ir jas eiliuojame. Ir šį kartą susikaupę piešėme, visi labai, o auklėtojas visą tai užrašė, tikrai. Dar į statybų fantaziją auklytę Rasytę pakvietėme pažaisti kartu. Ir pilis pastatyta visam gražume, kokios norėtumėm rasti Kalėdų rytą po egle. Mamos ir tėčiai lai viską tai paskaito ir nepamiršta nei vieno savo nuostabiausio vaiko. Tegu ir namie nepamiršta Kalėdų eglutės, po eglute stebuklingos dėžutės, juk mes patys nuostabiausi jūsų vaikai. Tik tokius Kalėdų senelį suras nykštukų grupėje tikrai. Gal mūsų norai ir nerealiai dideli, bet mes stebuklais tikime visi. Gal mūsų norai ir nerealiai dideli, bet mes stebuklais tikime visi. Bet mūsų kalbantis laiškas, tikimės, Kalėdų senelį pasieks, o mus nykštukė Gustytė jūs į Kalėdų šventę būtinai pakvies. Šitą reikia perrašyti. Panevėžyje, Nemuno gatvė 5, stovi darželis Kastytis. Bėgam visi kas rytą linksmi, piešti, žaisti, kurti ir statyti. Laukiam Kalėdų labai, nutarėm norus jums surašyti. Piešėme, tapėme, lipdėme, statėme norus visi, nors mums tik metukai 4. Mūsų grupė nykštukų vardu, tikimės mus rasti visai nesunku. Visi mes laukiam Kalėdų senelio, o ypač jo dovanų maišelio. Norime jums parašyti ir senelio meiliai paprašyti. Mes piešėme savo norus ant popieriaus lapo, o auklėtojos Gražina ir Regina viską užrašė. Piešėme ir rašėme kūrybingai labai, kad senelis surastų mus visus tikrai. Mielas seneli, surask nykštukus ir perskaityk jų kalbančius laiškus visus. Vieni mes norime mašinų didelių, kiti barbių, stebuklingų, nerealių. Norime puoštis karolių ledinių, o apyrankių net sidabrinių. Norime burtų lazdelių stebuklingų, kurioms pamojavus visi norai pildos. Nors mūsų norai ir dideli, bet mes, vaikučiai, fantazijos pilni. Eilėraščius mes deklamuojame, kuriame pasakas ir jas eiliuojame. Ir šį kartą susikaupę piešėme visi labai. Auklėtojas visą tai užrašė, tikrai. Dar į statybų fantaziją auklytę Rasytę pakvietėme pažaisti kartu. Ir pilis pastatyta visam gražume, kokios norėtum atrasti Kalėdų rytą po egle. Mamos ir tėčiai lai visą tai paskaito ir nepamiršta nei vieno savo nuostabiausio vaiko. Tegul namie nepamiršta Kalėdų eglutės, o po eglute stebuklingos dėžutės. Juk mes patys nuostabiausi jūsų vaikai. Tik kokius Kalėdų senelius suras nykštukų grupėje tikrai. Gal mūsų norai ir nerealiai dideli, bet mes stebuklais tikime visi. Tad mūsų kalbantis laiškas tikimės Kalėdų senelį pasieks, o mus nykštukė Gustytė jūs į Kalėdų šventę būtinai pakvies. Kalėdų seneli, kaip tau sekasi? Ar gauni daug laiškų? Ar spėjai juos perskaityti? Ar pas tave labai gražu? Ar visada sninga? Pas mane kartais vasarą žydi gėlės, o rudenį krinta lapai. Žiemą man patinka, nes galiu lipdyti sniego senį, kai yra sniego. Pas mus to sniego dar nebuvo, bet gal bus, kai baigsis adventas. Aš linkiu,
kad tu visada būtum sveikas ir sulauktum daug laiškų. Ant lapo aš nupiešiau tave. Aš Rusnė. Ate.